Sveiki, su jumis yra vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia praskanuoti IP ranges. Arba tiksliau, kaip sužinoti, kas dar yra ant jūsų lokalaus tinklo, kokie prietaisai yra pajungti. Mums reikės tam tikrų prietaisų, programėlių. Viena iš jų yra Nmap arba galime naudoti Angry IP. Aš naudosiu Nmap šiuo atveju. Pasileidžiame Nmap. Štai taip atrodo šios programos langas. Ir dabar mums reikia sužinoti, koks yra mūsų lokalus IP. Atsidarome command promptą, įrašome ipconfig ir matome, kad mūsų lokalus IP yra 192.168.0.4 yra mano IP adresas ir mano routerio adresas yra 0.1. Mes norime praskanuoti, kas yra ant šio viso IP adreso. Taigi, į Nmapą reikia rašyti IP adresą 192.168.0.1. Dedame brūkšnelį ir dabar šis IP adresas buvo su subnetmasku 252.5.2.5.0. Tai reiškia, kad šiame adrese yra 255 IP adresai, taigi nuo 1 iki 255 skanuosim, pasirenkime ping scan ir spaudžiame scan. Ir matome, kad skanavimas užtruko viso labo 4 sekundės ir mūsų adrese, mūsų tinkle taip pat gyvena dar vienas kompiuteris. Ir šis kompiuteris yra mano. Padarysiu eksperimentą ir pajungsiu savo mobilų telefoną prie savo belaidžio routerio. Jis taip pat gaus IP adresą mūsų lokaliame tinkle ir pabandome skanuoti dar kartą. Taip, tai matome, kad atsirado dar vienas IP adresas, LG Electronics, tai šis IP. Ir tai bus mano telefonas. Tai štai tiek, mano lokaliame tinkle kol kas yra tik tai 4 prietaisai, tai routeris, mano telefonas, dar vienas laptopas ir mano kompiuteris. Tikiuosi, kad ši greita pamokėlė jums buvo naudinga. Skanuokite savo lokalų tinklą. Jeigu turite klausimų, nepamirškite palikti juos komentaruose.